Labadiena visiems, eteryje svarbiausių savaitės aktualijų apžvalga. Europos taurėje savo turo rungtynes laimėjo abi Lietuvos komandos. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai 91-68 namuose pervažiavo Hamburg Towers. Tai buvo antroji panevėžiečių pergalė iš eilės, o prie jos daugiausiai prisidėjo karjeros dvikovą sužaidęs Mantas Ruštavičius. Jis per 27 minutės pelnė 22 taškus ir surinko 24 naudingumo balus. Tai geriausios lietuvio rungtynės per karjerą Europos taurėje. Lemiamą smūgį savo varžovams panevėžiečiai sudavė antrojo kėlinio metu, po kurio panevėžiečiai įgijo 18 taškų persvarą ir atgal nebesižvalgė. Kitą trečiadienį lapkričio 13-ąją panevėžiečiai išvykoje žais prieš Klužo Dapokos krepšininkus. Šiandien su pergalė taip pat galime pasveikinti ir Vilniaus Vilkus, kurie 68-66 įveikė Gran Canarijos ekipą. Šis susitikimas buvo itin nelengvas ir klampus. Nuo antrojo kėlinio 5 minutės iki mačo pabaigos nė viena ekipa nesugebėjo atitrūkti daugiau nei 4 taškais. Galiausiai susitikimo pabaigą vainikavo itin gausus pražangų ir minutės pertraukėlių kiekis. Rungtynių finiše šeimininkai dar mėgino gelbėtis nuo pralaimėjimo, tačiau jo išvengti nepavyko. Gran Canarijos ekipa pralaimėjo pirmą kartą šį sezoną namuose, o Vilkai šventė 4ąją pergalę iš eilės. Daugiausiai prie pergalės prisidėjo 13 taškų pelnęs Kristupas Žibaitis, o 10 taškų Vilkams surinko Anthony Kevinas. Andrius Trišitas Tarvadas prie šio laimėjimo prisidėjo surinkę po 9 taškus. Sėkmingą seriją Europos taurėje tęsiantys Vilkai kitą savaitę susitiks su Trento Dolomiti Energija namuose. Na, o šios dienos laidą pabaigsime keliaudami į Vokietiją, kur savo rungtynes sužaidė vienvaldis Eurolygos lyderis Kauno Žalgiris. Kauniečiai buvo arti dar vieno įspūdingo sugrįžimo, tačiau paskutinis Brady Mereko tolimas metimas tikslo nepasiekė ir šventė pergalę 77-74. Skambėjo Žalgirio naujoko Lonnie Walkerio debiutas nesusiklostė sėkmingai. Šiose rungtynėse jis nepelnė nei vieno taško, atliko rezultatyvų perdavimą, padarė 2 klaidas ir surinko 9 neigiamus naudingumo balus. Žalgiriečiai vienu metu buvo atsidūrę 16 taškų deficito duobėje, tačiau kantriai šį skirtumą sumažinę kauniečiai įžiebė intrigą. Paskutinėmis sekundėmis kauniečiai dar spėjo priartėti iki 3 taškų, tačiau galutinai užbaigti įspūdingo sugrįžimo kauniečiams nepavyko, nes paskutinis Brady Mereko tritaškis nebuvo tikslus. Ketvirtajame kėlinyje eilinį kartą užsikūręs Silvainas Francisco akistatą baigė pelnęs 20 taškų. Taip nutrūko kauniečių 5 iš eilės pergalių serija Eurolygoje. Kauniečiai patyrė antrąjį pralaimėjimą. Kitą savaitę kauniečiams dvigubą. Apie ją papasakosime kitoje laidoje. O šiandien ačiū visiems už dėmesį.